Tai Evaldai, ketvirtą kartą susitinkam apžvelgdami Maroką. Kalbėjom apie gruntą, apie padangas, kokiom tu vykai. Tada mes apžvelgėm, kaip tu rašeisi, sudarinėjai trekus, kokias naudojai programėlės. Trečias buvo, tai yra jau priemonės, tai yra ekipiruotė, tavo kempingo visos sudėdamosios. Tai dabar ketvirta dalis, serija, būtų turbūt apie kultūrą ir pavojus. Tai Evaldai, prieš pradedant apžvalgą, kodėl Marokas? Ketvirtą kartą klausiu. Maroką pasirinkau, nes buvo daug stereotipų, kad Marokas yra Afrika, pavojinga, daug žvėrių. Tai norėjau įsitikinti pats, ar tikrai ten taip blogai yra, ar tikrai ten taip pavojinga. Pavojinga. Nu jo, visi mes tom gyvenam, ko nežinom, to bijom. Taip? Taip. O Evaldai, apie save tada dar trumpai vėl ketvirtą kartą klausiu. O kas tu toks? Aš esu jaunas, nuotykius mėgstantis vyrukas, mėgstu važiuoti ten, kur daug kas atsisako, ten, kur visokiausi pavojai laukia ir, aišku, netikėtumai. Tai tada mes judame į Maroką ir apžvelgsime tas dvi temas, tai kultūra ir pavojus. Tai yra mūsų ketvirtoji apžvalga, nes turbūt po visko liks tik tai penkta serija, kur mes galėsim grožėtis pačiausiais vaizdais, ne, iš Maroko. Taip, teisingai. Gerai, Evaldai, tai judėkime link kultūros. Tai gal pradėkim nuo maisto, ne? Gurmaniškoji dalis Maroko. Ką patyrei, ko nerekomenduoji, kas sužavėjo? Taip, tai tikriausiai mes keliaudami šalyje svajojom tą gurmaniškąją pusę pamatyti. Galiu pasakyti, jog marokiečiai naudoja daug prieskonių savo patiekaluose ir būna labai skanu, bet kadangi mūsų silpni europietiški skrandžiai nepripratę prie tokio maisto, galima ir apsinuodyti. Tuo labiau, kai patys marokiečiai nėra tokie labai prisilaikantis higienos maisto ruošime. O kitas dalykas, ne tik maistas, bet ir tas pats vanduo. Vandenį galima gerti tik iš parduotuvės nupirktą, jokių būdų iš krano, ir tas pats ledas, kai būna pardavinėjamas, irgi gali sukelti rūpesčių papildomų vėliau. Gal atsimeni kažkokius konkrečius patiekalus, kuriuos tiesiog privaloma pabandyti? Jeigu keliauji į Maroką, tai būtinai reikia išbandyti maistą gamintą tadžinę. Mano vienas iš pačių skaniausių patiekalų tai buvo mėsos kukuliukai su tokiu padažu, būtent kepti tadžinę. Išties nerealiai skanu buvo. Ir ta pati kiaušinienė paprasta kepta tadžinė vėlgi turi visai kitokį skonį. Tai būtinai rekomenduoju maistą paragauti, kuris keptas tadžinė. Tai galim bandyti įsivaizduoti, kad tai yra mini orkaitė moliniam inde. Dažnai jie tai deda ant laužo arba pačios liepsnos. Tai tadžinė pagaminti patiekalai yra kitas visiškai lygis. Pilnai pritariu. Dar galiu pridurti, jog Marokė labai daug daržovių auginama, tai pas juos apstu įvairių salotų ir patiekalų su daržovėm. Jeigu kalbėti apie desertus, kažkokių miltinių desertų ar sausainių nelabai teko valgyti, tačiau įvairius vaisių desertus su riešutais valgiau ir galiu pasakyti labai skanu, ypač kai būna švieži vaisiai. Ir tuo pačiu jų žalia arbata su mėta. Pas juos arbatos būna stiprios ir saldžios, tai reikia pripratimo, bet tikrai labai skanu. Dar šiek tiek apie kultūrą, nueikime prie jų elgsenos ar kažko, ką tu nori papasakoti. Dabar kalbant apie marokiečius, tai žmonės tikrai svetingi, siūlosi ir maisto kažkokio duot, pakviesti svečius ir šiaip pernakvot. Aišku, kai kurie yra tikrai pakankamai įkyrūs, dažniausiai ateina, siūlosi kažką parduoti. Dažniausiai galima tokių sutikti dideliuose turguose, kur tikrai konkurencija tarp pardavėjų, tai jie ateina, tik pamato turistą, ateina iškart pradeda siūlyti. O jeigu kalba eina apie kaimelius įvairiausius, tai žmonės pakankamai prisibijo tų pačių turistų. Kai važiavau, buvo daug tokių jaunų merginų, kurios net vengia žvilgsnio, lyg jiems tai būtų uždrausta žiūrėti kažkas panašaus.
Bet jeigu, tarkim, sustoja tokiam kaimelį, tai atsiranda žmonės, kurie ateina, pasiklausinėja kažką, nors ir nelabai supranta vieni kitus, bet paklausinėja, pasidomi, vėlgi pasiūlo kažką. Aišku, buvo toksai nemalonus nuotykis, kai važiavom kalnuose ir buvo nuplauti keliai. Ir mes apsisukom, ieškom, kur pravažiuoti ir bėgo pas mus marokietis, kažką ten aiškino, parodė kelią, mes užkilam, o vėliau iš mūsų reketavo pinigų, nors jis tik pirštų parodė. Tai Evaldai, reziumuojant apie pačius marokiečius, jų kultūrą, trumpai, kaip marokiečiai mato mus atvykusius į jų šalį? Aš manau, suskirstyčiau dvi dalis. Tai būtų pirmoji dalis, kuriems mes asocijuojame su kažkokia nejaukia naujove, kurie jos privengia, o kita dalis būtų, kurie nugali tą baimę ir smalsumas būna didesnis ir ar pamojuoja, ar prieina, pasiklaus, pabandyti, pabendrauti. Bet reziumė, jie mūsų bijo, nes ko nežinai, to bijai? Taip, teisingai. Supratau. Tai gerai, tai dabar čia pati vieta pereiti prie pavojų. Tai kokiegi visgi didžiausi pavojai į šio kelionėje jums buvo? Didžiausias pavojus buvo tai, kaip ir kalbėjom pirmoje dalyje, išplauti keliai. Jeigu būsi neatsargus, gali susižeisti. Kitas dalykas, kad pakankamai daug įvairiausių gyvūnų laksto per kelius, asilai, avis, ožkos, tie patys marokiečiai nelabai žiūri, kur vaikšto. Tuo pačiu daug marokiečių minėjo, kad naktį važiuoti yra pavojinga. Važiavimą naktį galima įsivaizduoti taip, kai tu įvažiuoji į turgelį, pilnas žmonių vaikšto, naktį tas pats. Jie mažai naudoja šviesų, jie vaikšto per kelią, nieko nesisaugodami, tie patys gyvūnai, aišku, kai matomumas mažesnis, tai tikrai tampa tai pavojinga. O jeigu kalbant apie rimtus pavojus, tai smėlio audros ir liūtis. Maroke, kai būna liūtis, ir kadangi žemė yra sausa išdžiūvusi, jinai labai sunkiai sugeria visą vandenį, tai tarkim, statant kažkokią palapinę, reikia atsižvelgti tai, kad nebūtų kažkokia žemuma, kad nesusirinktų vanduo ir jokių būdų nestatyti palapinės ant kažkokios upės vagos. Dabar apie smėlio audras. Tai smėlio audros būna dažniausiai ten, kur būna dideli plotai, dykumos kažkokias, kur vėjas gali laisvai įsibėgėti ir pakelti visą šitą smėlę, dulkes. Jos gali vykti keletą kartų į savaitę. Mes irgi buvom papuolę į smėlio audrą, kuri truko 2 dienas. Jinai prasidėjo nuo Merzugos ir prie smėlio audrą labai pakilo temperatūra ir tos visus dulkės ir vėjo gūsiai buvo sunku ir važiuoti. Kartas nuo karto reikėjo ir pasislėpti užuovėje, kažkur už uolų ar už kokio pastato ir vandenį reikėjo gerti dažniau, nes tas vėjas visą išdžiovina. Taip pat veidų susidengiam kaklaskeriam nosis, kad nepapultų visus tos dulkės į plaučius. Man patiko su tavim apžvelgti tas visas 4 dalis, gruntą, apžvelgti, kaip tu ruošeisi, kokias priemonės naudojai, tada šiek tiek apie kultūrą, apie pavojų. Manau, kad yra pakankamai glaustai, bet pakankamai įdomiai apžvelgta. Tai labai tikiuosi visų dėmesio ir 5 daliai, kur tenai mes pamatysim gražiausius vaizdus iš tavo kelionės, kuri truko 22 dienas. Tai va, tai Evaldai, buvo šaunu, labai lauksiu 5 serijos, nes vaizdai yra kerintis ir Marokas yra mano irgi viena iš krypčių ir tikiuosi ten pamatyti vis daugiau lietuvių. Ačiū Jums, Pauliau, ir iki kito karto. Iki.